Kodėl nereikėtų spausdinti daugiau pinigų? Vyriausybė gali spausdinti pinigus. Kodėl neprispausdina daugiau ir visiems neišdalina? Juk taip sumažintų skurdą ir skatintų ekonominį augimą. Šiuolaikinė ekonomika taip intensyviai naudoja pinigus, kad kartais pamirštame, kas tie pinigai. Grįžkime į praeitį ir pažvelkime, kodėl pinigai buvo sukurti. Kol nebuvo pinigų, žmonės keisdavo savo pagamintus daiktus į kitų gaminius. Mes tai vadiname natūriniais mainais. Natūriniai mainai labai neefektyvūs, nes reikia surasti žmogų, kuris ne tik turėtų tai, ko norite, bet ir norėtų to, ką turite. Ekonomistai tai vadina abipusio noro atitikimo problema. Kita problema ta, kad natūriniuose mainuose labai sunku sutaupyti tai, kas pagaminama. Mūsų urvinis žmogus niekada negalėtų sutaupyti studijoms. Ne vien todėl, kad nebuvo universitetų, bet ir todėl, kad 4 studijų metai jam kainuotų virš 40 000 vištų. Visas išsiperėjusias vištas urvinis žmogus sukištų į aptvarą. Su laiku jis pridėtų vis daugiau vištų, bet laikui bėgant pirmosios vištos pasentų ir mirtų. Mūsų urvinis žmogus negalėtų sutaupyti studijų, nes vištos neišgyventų tiek, kad jis galėtų sutaupyti pakankamai vištų studijoms. Ekonomistai vadina tai vertės išsaugojimo problema. Pinigai išsprendžia tiek abipusio noro atitikimo problemą, tiek vertės išsaugojimo problemą. Pinigai yra paprasčiausias skolos raštas, kurį žmonės gali lengviau išsaugoti ir išsikeisti nei fizinės prekes. Turėdamas pinigų, bet kuris urvinis žmogus gali mainyti su bet kuriuo kitu urviniu žmogumi. Visai nesvarbu, ką jis gamina pats. Dabar pirmasis žmogus turi norėti to, ką siūlo antrasis. Tačiau antrasis žmogus neprivalo norėti to, ką siūlo pirmasis. Gautais pinigais jis gali nusipirkti tai iš kieno nors kito. Pinigai taip pat išsprendžia vertės išsaugojimo problemą. Mūsų urvinis žmogus gali auginti ir parduoti vištas, pasikišti gautus pinigus po akmeniu ir kaupti juos tiek, kiek nori, nes pinigai nepraras savo vertės. Pakankamai susitaupęs jis galės nusipirkti ką nors brangesnio. Prisiminus, kokiam tikslui pinigai buvo apskritai sukurti, tampa aišku, kodėl pinigų spausdinimas žmonių nepraturtins. Pinigai vertingi todėl, kad žmonės parduos už juos prekes ir paslaugas. Pinigų vertė kyla iš prekių ir paslaugų. Spausdinant pinigus neatsiranda nei daugiau prekių, nei paslaugų. Jau esančių prekių ir paslaugų vertė tiesiog tenka didesniam dolerių kiekiui. Tai vadiname infliacija. Kainų lygis tai yra banknotų skaičius, padalintas iš prekių ir paslaugų. Taigi, padvigubinus banknotų skaičių, kainos pakyla 2 kartų. Jei visi turi dvigubai daugiau pinigų, bet viskas kainuoja dvigubai brangiau, žmonės nėra turtingesni. Žmonės nėra turtingesni, nes mūsų turtas kyla ne iš pinigų, o iš prekių ir paslaugų, kuriuos pinigai perka.